Sveiki! Spėju, jeigu jūs užsukate į šitą video, tai kaip minimum jūs laimingasis namo arba kotedžų savininkas. O galbūt ne koks nesavininkas, o būsimas savininkas arba tiesiog statotės namą, planuojate savo elektros taškus ir nežinote kokių kabelių, kokių įrenginių ir aplamai, ko mums reikia, kad būti visiškai patenkintiems savo galinių arba priekinių kiemų. Pasiėmus 90% elektros projektų, juose nesurasite jokios informacijos apie tai, kokius dalykus jums reikėtų pasidaryti lauke. Galbūt surasite kažkokią info apie fasado apšvietimą, bet tik tiek. Visą kitą reikia planuotis patiems. Todėl šiandien pakalbėkime apie tai, kaip suplanuoti savo kiemo elektros taškus, kokius įrenginius reikia numatyti lauke ir kokių kabelių tiems renginiams jums reikės atsivesti. Bet prieš tai, kaip visada, spaudžiame prenumeruoti kanalą ir dedame laiką. Namo arba kotedžo kiemas dažnai tai labai svarbi jūsų būsto dalis, kuri taip pat reikalauja tam tikrų įrenginių ir maitinimų jiems. Pradėkime galbūt nuo valymo įrenginio ir gręžinio. Jeigu jūs neturite centrinio vandens ir centrinės kanalizacijos, tai jums tikriausiai prireiks šitų dviejų įrenginių. Gera žinia ta, kad tais renginiais jums rūpintis stipriai kaip ir nereikia, nes jų vietą numato dažniausiai architektas, kuris projektuoja jūsų visą namą, o kabelius joms atveda žmonės, kurie tos įrenginius montuoja. Spėju, kad nedaugelis iš jūsų pats įrenginėja valymo įrenginį arba tuo labiau gręžinį. Bet jeigu įrenginėjate, tai valymo įrenginiui nuvedame kabelį 3,5. Gręžiniui dažniausiai vedamas 4,2,5 kabelis. Kodėl taip? Nežinau. Kiek teko jungti tos kabelius prie hidroforo, tai jungiame vis tiek vieną fazę, nulis ir žeminimas. Nieko kitą jungti kaip ir nereikia, bet patys gręžinistai visada atveda kabelį 4,2,5, todėl jeigu kas žino, kam ketvirta gysla, parašykite prašau į komentarus. Čia svarbu paminėti, kad gręžinio kabelis, kuris eina iš gręžinio, turi ateiti iki hidroforo ir išskydo jau kitas kabelis maitinimo, turi ateiti iki hidroforo ir vėliau kabeliai hidrofore susijungia per slėgio rėlę. Visi kabeliai, kurie yra naudojami lauke, žemė, turi būti specialūs, skirti lauko sąlygom. Tokie kabeliai dažniausiai būna juodos spalvos ir turi markę Siki. Markių yra daugiau, bet dažniausiai kažkodėl naudojamas yra Siki. Jisai turbūt pigiausias iš tų juodų. Draugai, manau, kad kas dirba su elektros instaliacija, tikrai nors kartą buvo susidūrę su tokia nemalonė situacija, kada įstatėte montažinę dėžutę į gipsą, o vėliau jūsų mechanizmas, rozetė arba jungiklis, o tiksliau jo rėmelis ten baladuojasi ir niekaip neeina jo gerai pritvirtinti. Tai yra todėl, kad gipso dėžutės jums visada reikia truputėlį įleisti į sieną. Daugumą iš jūsų žinau, kad daro tai su paprastu peiliuku, bet tai yra ne visai patogu, ne visai greita ir estetinis vaizdas po tokio įgilinimo lieka nekoks. Todėl norėčiau jums pristatyti gipso kartono drožtuką. Šitas drožtukas skirtas tam, kad įleisti gipso dėžutę giliau į pačią gipso kartono sieną. Tokio drožtuko pagalba jums nereikės vargti ir daryti įgilimą peiliukų ar kažko dar. Drožtukas turi du peiliukus, pastatytų tokiu kampu, kad vienas pjauna iš viršaus, kitas pjauna iš šono. Taip padarydamas briauną, į kurią gražiai ir atsistoja jūsų dėžutė. Šitie peiliukai yra keičiami. Surasti juos galite bet kurioje statybos prekių parduotuvėje. Todėl įrankis pasidaro ilgaamžiškas. Įsigyti šitą drožtuką galite mūsų elektroninėje parduotuvėje. Nuorodą į drožtuką paliksiu šito video aprašyme. Valymo įrenginio kabelis jau eina iki pačio skydo. Ten jam reikės skirti vieną automatuką, vienfazį. Prie pačio valymo įrenginio būna, kad jungiama laiko rėlė, kad orapūtė pūstų orą su tam tikrais intervalais. Taip tipo taupoma elektra. Sekantis svarbus dalykas tai kiemo vartai ir varteliai. Manau, kad daugelis iš privačių namų savininkų svajoja, kad privažiuojant prie namų gali paspausti mygtuką ir atsidarys vartai į jų tobulą kiemą. Tai tam dalykui jums prireiks čia kelių kabelių. Vienas 3,2,5, jis bus skirtas varto automatikai. Kitas kabelis bus 3,5, jis jau bus skirtas varteliams, kad jeigu pas jūs ateis svečiai, galėtų prie vartelių paspausti mygtuką ir susitekti su namu, iš kurio jūs jau nuotoliniu būdu galėsite įleisti arba neįleisti svečių jūsų kiemą. Toliau jums prireiks kelių UTP kabelių. Aišku, kad kabeliai gali būti UTP, gali būti FTP.
Ir aš net turbūt link FTP, nes jie ekranuoti, jie apsaugoti nuo visokių interferencijų, trikdžių ir jau duomenų srauto perdavimo kokybė yra truputį didesnė. Tai vienas iš tų UTP arba FTP bus vartams, kad prijungti vartus į bendrą tinklą, kad galėtumėt savo vartus valdyti visokiais appsais ir telefono skambučiais. Nors dėl skambučių nesu tikras, gali būti, kad reikės GSM modulio. Šitą dalyką reikėtų tikslinti jau pas vartininkus. Kitas kabelis bus skirtas domofonui, kuris stovės prie vartelių, kad galėtumėte ne tik girdėti savo svečius, bet ir matyti. Ir trečias UTP kabelis bus reikalingas dėl viso ko. Tai yra rezervinis. Aš nežinau kam, bet mums vartininkai tai pasakė daryti, mes darome. Viskas, super, mes į kiemą įvažiavome. Bet pas musgi 35 metai ne už kalnų, reikia įkrovimo stotelės. Tai stoteliai reikėtų irgi numatyti vietą ir atsivesti iki ten kabelį. Aišku, jeigu jinai nebus garaže. Dėl kabelio nereikia persistengti. Pakaks kabelio 5x4 kvadratų arba 6 kvadratų, nes stotelių pasirinkimas yra nedidelis 11 ir 22 kW. Tai ant 22 kW įkrovimo stotelės jums pakaks kabelio 5x6, o visais kitais atvejais užteks 5x4. Ir nepamirškite tą dalyką, kad 10 kvadratų kabelis jisai jau neužeina nei į Wallboxą, nei į Teltoniką ir jų kontaktai, kurie ten yra skirti 10 kvadratų kabelį gal ir galima pajungti, bet jau tai pasijungia sudėtingiau ir, sakau, pro pačią skylę, kuri padaryta su sandarikliu, pro ją tas kabelis nepraeina. Jums reikės nuimti izoliaciją ir prakišite tik tai pačias gyslas. Ir nepamirškite, kad dažnai mums įkrovimo stoteliai reikia dinaminio galios valdymo, kad neišmušinėtų saugiklių arba kad krauti elektromobilį, kai šviečia saulė nuo saulės elektrinės. Jeigu įdomi šitą temą, galite pasižiūrėti video kanale. O čia jisai va taip atrodo. Tai, kad pajungti dinaminį galios valdiklį, jums reikėtų iš skydų papildomai atsivesti FTP kabelį, per kurį stotelė komunikuos su dinaminio galios valdikliu, kurio pagalba galėsite apriboti krovimo piko metu. Tiksliau, kad dinaminis galios valdiklis jisai pats ten apriboja jau be jūsų įsikišimo. Jūs tik tai nustatymus vieną kartą padarėt ir viskas pamiršot, toliau jisai jau pats viską tą reikalą reguliuoja. Kabelis turi būti ne žemesnis kaip 5 kategorijos ir kadangi stotelė bus sumontuota lauke, visi kabeliai turi būti taip pat skirti lauko sąlygom. Viskas, mes priparkavome mašiną, pastatėme ją krautis ir mumsgi reikia eiti namo. O jau tamsu. Reikia kiemo ir fasado apšvietimo. Fasado apšvietimas čia aplamai neatsiejama namo dizaino dalis. Geras apšvietimas gali patobulinti netobulą namo dizainą. Blogas apšvietimas gali tobulą dizainą tiesiog sunaikinti. Nekalbėsiu šiandien apie apšvietimo dizainą, nes tame nelabai ką ir suprantu, bet suprantu tame, kokius kabelius reikia atsivesti iki jūsų fasado šviestuvų. Jeigu pas jūs sieniniai šviestuvai, tai mes juos jungiame tarpusavį lygiai greičiai. Tam reikalui naudojame minkštą kabelį. Geriausiai yra juodos spalvos, vėlgi nes lauko sąlygom, bet kadangi mūsų apšvietimo laidai dažniausiai vedami per vidų, tai skirtumo didelio kaip ir nematau, bet blogiau tikrai nebus. Dabar, kodėlgi kabelis turi būti minkštas? Daugelis iš jūsų fasado bus dekoras. Tai yra putplastis, tinklas, dekoratyvinis tinkas. To tinko storis dažniausiai būna keli milimetrai. Ir dabar tos kelis milimetrus man reikia įsukti specialų kaštį ir prie jo tvirtinti šviestuvą. Viskas su to gerai, šviestuvas laikosi, jisai apkrūvų jokių ten labai didelių neturi, bet pajungus į monolitinius laidus, jie pradeda išspausti man tą šviestuvą atgal. Jie amortizuoja. Taip išlauždami tą šviestuvą iš fasado. Naudojant minkštus kabelius, jie nieko neišspaudinės, nes tai kabeliai be savo nuomonės. Jos kaip paklosi, jie taip ir gulės. Ir mūsų atveju tai yra labai patogu. Vedant kabelius fasado apšvietimo reikia taip pat apgalvoti, kur tas apšvietimas jungsis. Aš asmeniškai nelabai matau prasmės daryti fasado apšvietimo jungiklius. Mano manimu geriausiai, kad fasado apšvietimas gyventų savo gyvenimą ir jungtųsi per astronominis, laiko arba apšvietimo realias. Tai tokiu atveju jūsų lauko apšvietimo kabelis turėtų ateiti į skydą. Jeigu vis dėlto apšvietimą norite valdyti jungiklių, pavyzdžiui, prie durų, tai tokiu atveju šviestuvų kabelį reikėtų atsivesti iki būsimo jungiklį. Jeigu dar neapsisprendėte, tai galite fasado apšvietimą atsivesti į skydą ir fasado apšvietimo jungiklį irgi atsivesti į skydą, o vėliau sukomutuosite taip, kaip norėsite. Galbūt išvis padarysite kombinuotą valdymą, kai šviesa jungiasi automatiškai
Bet pagal poreikį galima įjungti ir paprastų jungiklių. Toks variantas irgi yra priimtinas. Jeigu mes planuojame kažkokius medelių, takelių ir kitų daiktų apšvietimus, tai tiems dalykams reikia išvesti jau kabelį kažkur žemėje ir daryti tai reikėtų jau monolitinių juodų kabelių, nes šitą kabelį veiks gamtos reiškiniai, todėl jis turi būti atsparos oro sąlygom. Kažkur prie įėjimo durų visada yra racionalu sumontuoti kažkokį apšvietimą veikiantį nujudusio daviklio, ypatingai jeigu jūsų fasado ir kiemo apšvietimas nesijungia automatiškai arba sukonfigūruotas taip, kad nešviečia nuolatos, kai laukia tamsu. Įsivaizduokit, jūs išvažiavote į bariuką, biškį patūsinot, pasėdėjot, bet 2 valanda nakties jūsų apšvietimas fasado išsijungia. Jūs grįžot namo, pas jūs visiška tamsa, jūs nieko nematot, o taip jūs grįžot namo, bet priėjus prie įėjimo durų suveikė judesio daviklis ir apšviečia jums erdvę prie durų. Jūs jau galite įstatyti raktą, o ne ten ieškoti, kur ta spyna, kur ten kišti. Dar plus girtis, dar plus nepataikai. Negerai. Terasos apšvietimą galima padaryti, kad jis jungtųsi tik nuo jungiklių. Čia blogiau tikrai nebus, bet teraso apšvietimą aš siūlyčiau daryti tokį daugiau kryptinis. Jeigu terasoje norėsite pakepti šašlikėlių arba šiaip matyti, kas ten vyksta ir turėsite bantuko tipo apšvietimą terasoje, kaip aš turiu, tai būkite tikrai, nieko nematysite, visą laiką reikės naudoti žibintuvėlį. Teigiu tai kaip tokių šviestuvų savininkas. Terasoje taip pat visada dar galima numatyti maitinimą kažkokiem infrarediniams šildytuvams, nes gyvename Lietuvoje, šiltų mėnesių pas mus būna 2, kartais 2,5, o pasėdėti laukia po atviru dangumi norisi dažniau. Tam dalykui galime įrengti infraraudonųjų spindulių šildytuvą ir savo šaltus vakarus paversti šiek tiek šiltesniais. Tokiems šildytuvams geriausia atsivesti kiekvienam atskirą liniją iš elektros skydos, nes galingumai nemaži, o linijų geriau neperkrauti. Terasoje nepamirškite ir pasidaryti vieną ar keletą kištukinių lizdų. Jeigu nenorėsite ten telefono pasikrauti ar dar ką nors, ar ten kolonėlę kokią pajungti, kaip be kištukinio lizdų, niekaip. Visi terasos įrenginiai ir kištukiniai lizdai jau turėtų eiti per srovės nuotėkio rėlę. Taip, kad būtų laiko sėdėti terasoje ir nieko nedaryti, kažkas turi nušienauti mūsų kiemą. Geriausiai tai darbo vėjos robotas arba žmona. Ir jeigu žmonai kaip nieko ir nereikia, tik pagirti už puikiai atliktą darbą, tai vėjos robotai prireiks kažkokio maitinimo. Dažniausiai tai standartinis kištukinis lizdas, bet jums iš anksto reikėtų apie jį pagalvoti, kur jisai bus ir jam atsivesti kabeliuką, kaip ir visiems kištukiniam lizdam, 3 ant 2,5. Be vėjos roboto dažnai savaičiai ir perstatydinėti laistytuvą, todėl žmonės sugalvoja pasidaryti savo laistymo sistemą. O laistymo sistema lygiai taip pat kažkur turi prijungti, todėl laistymo sistemai geriausiai irgi iš karto numatyti vietą ir atsivesti jai kabelį. Lygiai taip pat nepamirškite laidų visokiem garažam, pirteliam, kubilam, pavėsiniam ir kitom lauko pramogom. Nes dažniausiai, kiek matau iš patirties, žmonės stipriai susikoncentruoja ties namo vidaus projektą ir pamiršta apie savo būsimo kiemo elektros projektą. O tai ne ką mažiau svarbus dalykas, nei vidaus namo projektas. Ir paskui, kai remontas padarytas, sienos nudažytos, jūs jau gyvenate, išėjote tokie į lauką ir toks blėt. O aš čia elektros irgi norėjau. Brangioji, imk perfą, eik štrabok. Todėl kiemo apšvietimą, kiemo elektros taškus reikėtų suplanuoti iš karto, viską apgalvoti, kad vėliau, kai jau gyvenat, jums nereikėtų eiti ir kažką tam papildomai burti, nežinau, štrobuotis arba vesti kažką virštinkinių būdų per lovelius arba per kažkokius vamzdelius. Visa tai kartais atrodo pakankamai gerai, jeigu tai katilinė, bet pakankamai negerai, jeigu čia viduje name per koridorių reikia prasivesti. Kondicionieriai ir šilumos siurbliai. Ir nors tai iš esmės vidaus įrenginiai, dažniausiai maitinimas jiems reikalingas laukia. Tai jums reikia numatyti vietą, kur bus sumontuotas jūsų išorinis blokas, abiejų šitų įrenginių. Geriausiai išorinį bloką daryti kuo toliau nuo gyvenamųjų patalpų, nes jie pakankamai triukšmingai veikia ir karts nuo karto jų garsas trukdo gyventi. Nors kartais tas išorinis blokas veikia kaip kokio nors lėktuvo variklis, tai tu toks atsiguliai
Guli savo įsivaizduoji, kad skrendi su lėktuvu kažkur atostogauti. Bet čia kita bloga pusė, nes tu įsivaizdavai jau, kad tu išskridai atostogauti, o tau rytoj į darbą. Nesinori. Todėl tos įrenginius geriau daryti kuo takiau nuo gyvenamųjų patalpų ir prie išorinio bloko reikėtų atsivesti maitinimus. Kondicionieriui dažniausiai pakanka kabelio 3 ant 2,5. Nepamirštame, kad įrenginiai laukia, todėl kabelius naudojam siki. Tai yra skirtus lauko sąlygom. Katilui atvedame kabelį 5 ant 2,5. Išsamiau apie katilus galite pasižiūrėti šitą video mūsų kanale. Dėl vidaus blokų jums nereikia sukti galvos, nes kabelį nuo išorinio bloko iki vidaus bloko praveda žmonės, kurie montuoja varinius vamzdžius. Su katilais būna kitaip, tai pasižiūrėsit video ir viską sužinosit. Paskutinis dalykas, apie kurį pasakysiu, tai rezerviniai vamzdžiai. Visada galite iš savo skydo nusivesti kelis tuščius vamzdžius į kokias nors kiemo vietas. Tarkim, žinome, kad gali atsirasti kažkoks renginys. Nuvedame tuščią gofrą. Pavyzdžiui, nėra dabar pas jūs šviesolaidžių gatvėje. Bet kas nežino, galbūt kažkada atsiras. Todėl nuvedame tuščią gofrą iš savo internetinės spintos kažkur iki gatvės ir ten gražiai paslėpiam tą gofrą. Ją užsandariname ir pamirštame iki to momentu, kol jos neprireiks. Gofra turėtų būti didesnė diametru, kokių 32, 40 arba storesnė. Kai klojam gofrą, kampus irgi darome kuo švelnesnius tokius kaip santechnikoje, kad kabeliai vėliau praeitų kaip per sviestą. Štai tiek šiandienai. Prenumeruokite kanalą, dėkite laikus ir iki sekančio video.